Taip, tai labas vakaras ir sveiki, dar kartą sveikinus. Šis įrašas bus patalpintas greičiausiai YouTube. Aš dar biškį priimu besijungiančias merginas ir pasikartosiu, kad šita erdvė skirta moterims palaikyti, inspiruoti ir tiesiog suteikti saugią aplinką, kartais tiesiog pabūti, kas yra saugia aplinka, kur aš galiu būti visiškai savim. Ir labas vakaras, Danguolė. Ir aš jums to ir linkiu. Ir šiandienos šitas susitikimas jis kiek kitoks, nes jį įrašinėjom ir jis bus pasidalintas, kad negalėjusios prisijungti moteris irgi galėtų pasiklausyti, pasižiūrėti, kam aktualu, ir aš tikiuosi, jis pažadins šiek tiek jūsų savęs pažinimą, supratimą, kaip veikia mano protas, kaip čia viskas dėliojasi ir kodėl kartais aš turiu ne tai, ko noriu, ir kodėl aš kartais nenoriu to, ką turiu. Tai šitie du dalykai yra pagrindiniai ajurvedoje teigiama visų ligų kaltininkai, mūsų norai. Tai kaip tai viskas susidėlioja, trumpai pamatysime šiandien. Iš tikrųjų, šito susitikimo esmė bus paskatinti jūs biškį pamastyti. Kaip ir minėjau, kai kurioms gali būti girdėti dalykai, bet kas kart, kai aš skatinsiu pamastyti, eiti į tą vietą ir pagalvoti apie tai, vis tiek tai padarykim. Nors tikrai žinau, kaip mes šiandien su Daiva kalbėjom, kad, taip, viskas esu aš, ir jeigu pas kažkur kažkas vyksta ir man nepatinka, tai mano įtampos, bet mums ne visada tas padeda. Ir kai atkreipiam dėmesį dar ir dar kartą ir nukeliaujam tai žingsneliais giliau, galim nukreipdami ten dėmesį kažką naujo staiga aptikti. Nukreipdami ten dėmesį kažkur į save, arba kur aš pasakysiu, arba kai mus veda kažkas. Tas dėmesio nušvietimas, jis kaip šviesa, dėmesys yra mūsų koncentruota sąmonė. Kur mes jį nukreipiam, tas stiprėja mūsų gyvenime. Tai šiandien dabar jūs čia susitikot, jūs man atsiduodat kaip lektoriai, už ką aš jums esu labai dėkinga, ir aš atsidėkodama jums tikiuosi įpilti to šiek tiek tokio įkvėpimo, bet tam, kai mes atsiduodam kažkam, tai mes atiduodam savo dėmesį, ir aš dabar paimsiu jūsų dėmesį ir kai kur jį nukreipsiu. Ir aš tikiuosi, kad tie dalykai ir sustiprės jūsų gyvenime, šitos valandėlės metu. Taip vyksta mokymasis ir taip vyksta augimas. Nes aš galiu dabar čia prisijungti, nukreipti dėmesį į tuos klausimus apie save, kaip vyksta mano gyvenimo manifestavimas, aš galiu prisijungti, nežinau, pasižiūrėti muilo operą per TV3 ir irgi pažiūrėti, kaip vyksta gyvenimo manifestavimas kažkur ten Meksikoje. Visai gal ne man, bet, iš dalies mano protą tai praturtins, aš galiu matyti, koks gali jisai būti, ir gal kažkada ir man tas manifestuosis, taip? O gal kažkam jau taip ir įvyko. Mes visos žiūrėjom tas muilo operas, neslėpsim, jos buvo labai madingos ir taip, ir beje, juokinga, kai man teko gyventi Ispanijoje ir aš išmokau ispanų kalbą, mano geriausia draugė po to prisiminė, jinai man priminė, aš neprisiminiau, čia vaikystės tie dalykai, sako, tugi visada norėjai išmokti ispanų, nes žiūrėdavai muilo operas ir mokysi tuos žodžius ir ispaniškai kalbėdavai. Tai vienas iš pavyzdžių, aš tada prisiminiau, kad, gal iš ties, aš gal dėl to ir atsidūriau to Ispanijoje, kad išmokčiau tą kalbą, nes toks mano noras kažkur užgimė. Bet dabar, kaip Akvilė ir rašė komentare, mes kartais turime galvoti tuos norus atsargiai. O dėl ko? Nes jie labai pildosi. Ir pildosi visi norai. Dabar aš pasidalinsiu savo ekranu. Ar matosi ekranas? Kas nors galite žodį ištarti? Matosi. Puiku, gerai, ačiū. Labai smagu jūs girdėti. Tai dabar aš ir kviečiu į šitą pasinėrimą, į tokį pagavimą tokio glimpso. Glimpsas yra toks trumpas pasinėrimas ir išnirimas, bet kažkas įvyko. Į dar kartą pasižiūrėjimą, į kaipgi vyksta mūsų gyvenimo manifestavimas, realybė, aplamai. Ir su skaidrėm aš tiesiog toks, jos man palengvins tą dėmesį biškį palaikyti, nes jeigu aš tik kalbėčiau abstrakčiai, galima būtų šiek tiek labiau išskristi ir pasimiršti, ne? Tai čia bus klausimai, ir kai aš juos užduosiu, aš kviečiu kiekvieną arba pagalvoti, arba galite pasimti
popieriaus lapuką savo tiesiog kažkur pabrainstormint tuos atsakymus ir tą įrašą, aš filmuoju, ne? Filmuoju. Įrašų aš pasidalinsiu, jeigu kažkam dar bus aktualių tų klausimų arba gal net kažkokia kita forma, nes iš tikrųjų po šito webinaras jis yra toksai kaip pristatomasis ir kad mes iš tiesų galėtumėme pradėti keisti savo gyvenimą ir formuoti jį pačios, tam reikia šiek tiek padirbėti su savim. Tai tos, kas pasirengusios, jūs tikrai gausite ir gaunate visą palaikymą ir įrankius, kaip tą daryti. Kai yra noras, visada atsiranda ir galimybė. Tai merginos, ar tikite, kad mintis formuoja jūsų realybę? Kas tikit, galit pakelt ranką arba į komentarų skiltį taip parašyti, o jeigu ne, tai parašyti ne. Arba jeigu kas nors netikit, tiesiog galit iškart pasakyti, kad mintis, kaip gali mintis formuoti. Tiesiog atsikėliau ir va šiandien lyja, tai prie ko čia mano mintis. Tiki visos, nežinau. Aš noriu pasakyti, Jurgita, Taip. aš manau, kad ne tik tai ateities realybę mintis formuoja, bet jos ir tos, kurios kyla mintis, jos ir su dabartim yra susijusios. Todėl, kad vis tiek kažkaip ta realybė, kuri yra šiuo metu, ji taip pat mūsų mintis, mūsų mąstymą kažkaip tai veikia. Tai aišku, atsirado noras gal pakeisti tą realybę, kad ji būtų geresnė, gražesnė, tai paskui jau kitos mintis atsiranda, bet pradžia turbūt yra nuo tos realybės, kurią dabar gyvenam. Taip. Man taip atrodo. Labai geras pastebėjimas, Aldona. Tai turite omeny, kad jeigu aš čia gyvenu, tai iš dalies aš taip galiu pradėti mąstyti, nes aš matau tokią realybę, taip? Taip. tą turit omeny. Bet greičiausiai šiandien turi tokią realybę, kokias mintis turėjot vakar. Galbūt. Ir sakau, kad paskui jau tos mintis jau eina. Taip, eina tam, kad tobulint mano realybę. Viskas labai kartu. Taip. Tai visiškai teisingai, viskas labai susiję, nes mes negalim atsitraukti. Viskas yra labai holistiškai bendroj vienoj visumoj. Ir dabar pažvelkim dar tada biškučiuką giliau. Visos merginos rašo, kad taip, tiki, gal kažkam kokio abejonė kyla, mes tuoj pasižiūrėsim, kaip tas atrodyt gali. Aš čia grįžau. Ar pasakytumėte, kad pati sąmoningai sukūrėte šiandieną? Ar visgi kiek tų procentų duotumėt, kad taip, šiandien buvo taip, kaip aš planavau ir iš vis gal aš turiu va šiandien savo, ne tai, kad kas įvyko šiandien, sutikau kaimynę ar panašiai, bet ką aš turiu šiandien, biškai gilesnė, platesnė prasme. Turiu šeimą, ar turiu vaikus, turiu namus, turiu darbą, ar nugyvenau tokį gyvenimą, kaip maždaug norėjau, kiek tų procentų taip, kaip norėjusi, o gal kažkiek procentų galėjo būti kitaip, kaip procentaliai įvardintumėte šiam momentui. Jeigu kas norite, galit komentariuke parašyti, kiek galvojat tų procentų vat jums yra. Iki šiol, nes suprantam, kad žmonės, ypač kurie mes jau biški gilinamės į save, domimės, užsiemam praktikom, medituojam, jau tas pradeda keistis, jau vis daugiau atsiranda momentų vieną, kai sakom, aš to ir norėjau, vyksta taip, kaip aš norėjau. Taip, aš pavyzdžiui pasakyčiau, kad mano gyvenime iki meditacijos, 60-50 gal procentų buvo, aš stūmiau, norėjau, bet tame pačiame dalyke buvo daug ir įtampos, ir daug momentų frustracijos, ir tokio ir nelaimingo jausmo, nors gal patekdavau ir būdavau ir darydavau tai, ką norėdavau, vis pamatydavau, bet ir vargo labai nemažai buvo, nes man taip atrodė mano realybė, kad teko daug dirbti, daug pasistengti, vargti, disertaciją rašyti, ispaniškai išvažiuoti, mokytis kalbą, ispaniškai ir gintis ją, ir iki tol universitetas toks paplušėti, tai visgi atrodo gal kažkaip norėtųsi, kad paprasčiau viskas būtų. Taip, merginos rašo įvairiai, ir 80 matau, ir 25 procentus, ir 100. Kažkas, 100%, ką noriu, tą turiu, arba einu link to, manau, kad 80. Gerai. Kitas klausimas tada dar biški, nerkim dar šiek tiek giliau, arba išoriau, kas yra tas pats. Ar galite pasakyti, kad esate visiškai patenkinta ir jaučiatės pilnatvėje su savo gyvenimu?
realizuojate save. Čia aišku panašiai, jeigu 100% žmogus dažniausiai ir parašys 100%, jeigu jaučiasi. Jeigu ne, mes dažniausiai aptinkam arba žinom, ko trūksta. Ir gali būti momentas, kad aš jaučiuosi, kad turiu viską, ko norėjau, bet vis tiek dar nesijaučiu laiminga. Taip? Kartais taip galim suras save tokioj situacijai. Arba kažko trūksta. Tai ko trūksta iš tikrųjų tame, ane, pažinime? Aha, turim dar klausimą, kodėl gyvenime ne visada turiu tai, ko noriu. Štai, tai ko trūksta? Va šito atsakymo gal ne įvaldymo. Gal kas turit savo kažkokių idėjų, norėtumėt komentarą trumpą pasisakyti. Kodėl visgi, jeigu mes formuojam savo gyvenimą, jeigu mintis pasireiškiančios ir reverberuoja viską, kodėl visgi kartais turime tai, ko nenorime? Ir ar tai tikrai jau taip blogai? Taip, matau komentarą, žinau, ko trūksta, bet netrukdo, nes žinau, kad turėsiu. Taip, čia labai gerai. Žinau, ko trūksta, reiškia, žinau, ko dar noriu. O ką daryti, čia tada suformuluosiu taip klausimą su tuo, kai turiu tai, ko nenoriu. Jeigu turiu tai, ko nenoriu, pagalvokit, kur priešinos kažkam. Pavyzdžiui, gyvenu ne toj šaly, kur norėčiau gyventi Tailande. Arba norėčiau daugiau to, arba mažiau to. Ir kas tas yra iš tikrųjų? Nenoras. Čia yra labai labai svarbus dalykas. Benet svarbiausias. Noras ir nenoras. Vidinės pusiausvyros pagavimas. Gerai? Kažkas norit kažką pasakyti? Tada, jeigu ne, judu toliau. Kartais turiu tai, ko tikrai nenoriu. Čia prie to paties eina klausimas. Gerai, čia suskirščiau, labai suskaidžiau, kame yra problema ir kaip ją pakeisti. Į galimybę keisti ir pačiai formuoti savo gyvenimą, ne? Tai jaučiam, kad yra tos dimensijos, kurias reiktų pažinti, kad galėtumėme judėti toliau. Tai pažinti turėtumėme, kokia visgi yra ta realybė. Kas jinai yra, kas yra ta realybė, kurią aš dabar suvokiu. Dabartinę savo dieną, dabartinį savo gyvenimo momentą. Taip aš gal įvardinčiau. Ne? Tai realybė iš esmės, jeigu pasižiūrėsime, tiek iš mokslinės srities, tiek iš išminties senųjų raštų, mokslas aiškiai visada tyria, ką mūsų kūną, mūsų apčiuopiamus dalykus, matomus. Ir išminties raštai papildo kažkokią dar nematomą dimensiją. Mokslas nematomos negali ištirti, nes jinai negali būti pamatuota ir paskaičiuota. Tai yra ta siela, bet kai jinai išeina, tai viskas. Kūno atstatyti niekas negali. Tai kaip ir suprantam, yra dvi realybės. Matoma ir nematoma, taip? Kaip galėtumėme kitaip dar jas įvardinti ir pažinti? Yra aš ir išorė. Jeigu pagalvosim, ta nematoma yra aš, kur mes save suvokiam, ypač jeigu užmerkiam akis, mes suvokiam, kad esu aš. Bet kai atmerkiam akis, yra išorė, yra aš, kuri atrodo dabar taip, dažnai močiutės, pavyzdžiui, mano močiutė asmeniškai labai nemėgsta nuotraukų, nes ten jinai pamato, kad ta aš netitinka išorė netitinka tos aš, kaip jinai jaučia. Sako, ne, aš taip pasenau, nefotografuok manęs. Ir aš sakau, jos klausiu, tai tu jauties nesijauti, kiek metų jauties? Kokius, sako, 50, jei 92. Tai išorė ir aš kartais eina kartu ir atitinka, o kartais ne. Tai va čia ir yra ta klaida, kuri mums trukdo kabutėse arba formuoja tą realybę kartais netokią gal kokią mes ją įsivaizduotumėm. Tai yra pažinimas to aš. Ir tada pažinimas tos išorės, ir tiksliau pati išorė, jinai labai labai stipriai pradeda keistis pažinus aš. Nes išorė iš tikrųjų yra aš atspindys, kaip veidrodis. Taip. Tai yra pagrindinis vedų postulatas. Ir jeigu šiek tiek panagrinėsit save, pastebėsit savo kasdienybę, suvoksit, kad taip ir yra.
Reiškia, jeigu aš keičiu kažką tame aš, keisis ir išorė. Kaip aš ją formuosiu, kokius norus, ketinimus kelsiu, taip jinai ir plauks. Jeigu aš nieko nenorėsiu, o judėsiu taip, na, ką gyvenimas atneš, jis atneš. Bus toks, bet bus lėtesnė evoliucija. Mes dabar šiandien neįsim giliai į tuos dalykus, kas yra karma ir evoliucija ir kaip tie dalykai prisideda. Na, jie aišku, čia žaidžia viskas kartu. Tai mes nagrinėjom jau mūsų vidinėse grupėse, susitikimuose ir mokymuose. Bet tas išorinis pažinimas yra labai svarbus ir svarbiausia visgi, kaip galvojat, kas yra. Pažint pirmą labiau aš, pirmoji vietoje, kas yra aš ar išorė. Pažint labiau aš ar išorė. Tai kaip jūs galvojat, tai yra aš ir yra išorė. Kas yra pirmiau? Tai galite Aš, parašyti komentaruose arba pasakyti, arba parašyti komentarė 1 arba 2, jeigu aš. 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 Aha. Taip, nes teisingai. Nes ant aš formuojasi viskas. Ir reiškia, išorė visada bus mano atspindys, jeigu formuojasi ant aš. Ir reiškia, aš ją ir kuriu. Kaip dabar tas kūrimas vyksta? Ačiū, merginas. Visos aš keliam ranką. Tai kas ta aš? Ir dažnai, kai mes aš suvokiam per išorę, bet ten ir atsitinka tas eroras vadinamas, ne, klaida, iš kurios mes turim atstatyti balansą ir pažinti tą vidinį aš. Ir tada jis susibalansuos ir išorė taps labai su vidumi ir išorė harmonija įsivyraus. Nes kai aš mes suvokiam tik per išorę, tai yra tai, ką mato akis. Tai, ką turi kaimynė, tai, ką turi kita šalis. Norisi tada plėstis, bet per išorę, o išorė visada yra laikina. Šiandien jinai yra, rytoj jos nėra, šiandien saulė šviečia, rytoj lyja, išorė keičiasi. O vidinis aš, kaip matom, iš močiutės pavyzdžio, nuo 50 metų ten gal, nes išminties turi daugiau, bet galim save šiek tiek atsekti, kad vidinis tas aš savo suvokimas, ar kai jums buvo 14 metų, ar kai jums yra 50 metų, ar daugiau, jisai liktais iš tikrųjų nesikeičia vienodas, tik ant viršaus vis užsideda daugiau visokių projekcijų. Tai judam tada su tuo toliau, kaip tą aš identifikuoti. Tai jeigu mes žiūrėtumėme, visgi pradėtumėme nuo išorės, nes mes iš ten ateinam ir dabar mes atsėdim išorėje ir bandom suprasti, kas tas aš. Tai paeikime tais keliais žingsniais, kaip ta išorė bet kuriam žmogui projektuojasi. Tai ko mes visi ieškom? Gal kas norit pasiūlymą kokį pasakyti, kaip galvojat, ko iš tikrųjų mes, kiekviena iš mūsų, ko mes ieškom, kodėl mes keliamės, einam, kažką darom iš ryto. Nu, reikia pinigų, reikia pavalgyti, reikia uždirbti, reikia išlaikyti šeimą, tai viskas tas suprantama, bet to viso esmė, kas yra, gal kas kam nors šauna į galvą. Gal prasmė? Taip, prasmė. Saugumo jausmas. Prasmė, saugumo jausmas. Aš čia parašysiu į grupę. Pilnatvės. Pilnatvė. Augimas. Labai gražu. Viskas. Realizuoti save. Savirealizacija. Viskas, visi šitie dalykai, jie tokį duoda plėtimąsi. Pastebit? Prasmė, saugumo jausmas. Nes saugumo jausmas jis duoda tokio kaip užtikrintumą, pasitikėjimą, kad aš galėsiu kažką daryti. Pilnatvė, augimas, toks judėjimas kažko link kažko. Kaip galėtumėm įvardinti ir kaip Vedose įvardinama, kaip Bhagavad Gitoj sakoma, iš esmės protas nuolat ieško malonumo. Suprantam, kad kai sakom, ko mes ieškom, ieško protas, nes per protą, kad ir eina kūnas ir daro tuos veiksmus, ieškodamas kažko gyvenime, bet šiandien, pavyzdžiui, važiuoju, papietausiu su šeima. Kam tą daroma, ne? Kad ląsteles pamaitinti, nu jas galima įvairiais būdais pamaitinti, bet norim per tai ir patirti malonumą. Per malonumo pajautimą vyksta visa evoliucija. Visa gamta plečiasi ir auga būtent patirdama malonumą. Kai mums trūksta vandens ląstelėms, mano tipinis mėgstamiausias elementariausias pavyzdys, nes paprasčiausiuose dalykuose labiausiai atsiskleidžia visi gamtos dėsniai. Kai ląstelėm trūksta vandens, ištrokštam,
mes labai norim gerti ir mums gerti tą vandens stiklinį yra labai malonu. Tai toks, pats skaniausias dalykas - vanduo. Kai trūksta, reiškia, pusiausvyrą atstato gamta iškart. Trūksta, jinai mums kelia impulsą, norą tą daryti. Reiškia, mums reikia tą daryti. Nes ir mes, kai tą padarysim, žinom, kad bus labai malonu. Va čia yra pagrindinė paslaptis, kaip man reikia gyventi. Daryti tai, ko aš noriu ir mėgautis tuo. Nu, viskas. Šiandienos susitikimas užbaigtas, kaip ir viskas labai paprasta. Ir ko tada trūksta, kad mes nesimėgaujam tuo, ne? Kas trukdo tą patirti? Aš čia įdėjau tuos išsireiškimus į čatą, kuriuos mes suvardiname. Stresai. Kaip? Stresai trukdo. Stresų. Tai kas tie stresai? Kaip Giedrė, ne čia? Kaip įvardinti? Taip. Kaip įvardinti? Kažkokia frustracija, tarkim, nesipildo, neišeina, nepavyksta. Taip. Ir to malonumo mažiau toj veikloj. Tai reiškia, nori protas plėstis, nes suprantam, kad kai mes ieško protas, ne, per kūną, pažindamas, jisai vis eina, kaip Bhagavad Gita sako, protas eidamas nuo daiktų prie daiktų, nuo žmonių prie žmonių, nuo potyrių prie potyrių, jis ieško didesnio malonumo. Teisingai. Ir tarp tų malonumų kartais važiuoju papietauti su šeima, man malonu, po to grįžtu namo ir vėl man nemalonu. Arba dar ten sėdint jau man nebemalonu, staiga gali atsitikti. Arba iki valgymo nemalonu, pavalgiau jau malonu. Įvairios būna situacijos. Kodėl visą laiką to malonumo mes negalim jausti? Taip, Giedrė teisingai pasakė, yra bendra prasme, bendrų žodžių pavadinus yra stresai ir įtampos. Stresai, frustracija, negalėjimas kažko pasiekti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir matom, kad šitie žodžiai, šitos frazės, jos uždaro, turi tą tokią kaip ribojantį faktorių. Ribojantis dalykai. Aš šitoj skaidreliai čia biškį pavardinau, ką mes dabar pasakėm, kad visi norime būti laimingi, per malonumą ieškom tos laimės, pilnatvės, gausos, sėkmės, džiaugsmo, ramybės, savirealizacijos, sveikatos, čia raidė nušoko. Ir kartais žmogus, nematydamas dar to giliau, jis gali galvoti, kad tiesiog sėkmės, arba tiesiog aš noriu būti direktorė ir tada aš būsiu labai laiminga, nes protas nupaišo tik tai, ką yra patyręs ar pamatęs. Kad ir meksikietiškam seriale. Jis matė, kad būsiu laiminga, kai turėsiu tokį vyrą ir tokį namą, ir protas paišo, kad ten ir tada, kai tą turėsiu, tą malonumą aš jausiu, tą plėtimąsi patirsiu. Ir keliauja link to, ir frustruoja, jeigu nesigauna, ir daro, ir visa evoliucija iš tuom ir juda, mes darom ir judam. Viskas išoriai formuojasi per tą impulsą malonumo. Dabar tas malonumo jausmas, suprantam, tai nereiškia, kad jeigu tai ten protas tik taip supranta, kur tas tikras malonumas, klausimas būtų, ne? Ar tikrai tam išoriniam objekte mes žinom, kad pašalinus stresus ir įtampas, nuolatinis malonumas visą laiką bus su mumis ir tada išoriniai objektai nebus kaip sąlyga jam patirti, o tik kaip papildantis veiksnys, kur yra pati svarbiausia dalis, bet dabar tada klausimas, ne, kaip tuos stresus šalinti iš savęs. Ir kodėl tai man padės ir išoriškai formuoti savo realybę. Nes tai nereiškia, kad mes sustosime galvoti, ko aš noriu ir kurti. Nes tas impulsas gert vandens, jeigu man trūksta vandens, jisai, ne, ir nuolat eina ir aš einu ir geriu, impulsas valgyt, kai aš alkana ląstelėm trūksta maisto, einu ir valgo, man malonu. Reiškia, kažkokie impulsai, kas susijęs su mano karma ir atstatymu kažkokių pusiausvyrų, karminių, dharminių, dabar nesigilinsim stipriai į tai, kituose susitikimuose galėsim vis daugiau paėjėti. Tai atstatymas ir augimas, evoliucija ir vyksta per norų realizavimą. Todėl ne su norais pas mus yra kažkas blogai, o su negebėjimu jų realizuoti. Mes juos turim realizuoti ir turim eiti ir veikti ir gyventi pilnai, pilnatvėje, mėgautis ir mėgautis, labai svarbu mėgautis visais tais rezultatais ir tuo pačiu nuimant vis tas dar nereikalingas, kartais iš paskos besitęsiančias kažkokias įtampas. Tai
aš čia tą pačią skaidrę turbūt palikau. Ir dabar dar suskaidykim šitą į visgi į tuos per du tuos pasaulius, kuriuos mes visos turim, per vidinį ir išorinį. Tai ir aš ir per tą išorę, nes visgi jie yra neatsiejami. Nėra taip, kad turiu save tik pažinti, kas ta aš esu iš tikrųjų. Ir tada išorė keisis. Jie visą laiką viskas vyksta kartu. Ir norim malonumo būtent per tuos du faktorius. Tiek vidinio su savim, kad nebūtų tų stresų, kaip Giedrė sakė, kad aš jų nejaučiu, nes kartais aš turiu viską, ką norėjau, bet vis tiek man nesmagu. Ar depresija, ar nesimiega naktim, ar tiesiog liūdna dėl kažko, nežinau dar kodėl. Ir, ir kaip tada tuos faktorius man reikėtų keisti, tai va dabar aš išvardinsiu pagrindinius 4 dalykus, kurie dalyvauja šitam procese. Tai malonumo, aišku, mes visada turim siekti ir ieškome sveikatos ir malonumo kūne. Kažkas iškrito, įleisiu. Sveikatos ir malonumo kūne. Tai reiškia, kūnas čia dalyvauja. Reiškia, norėdama, kad mano gyvenimas realizuotųsi vis labiau taip, kaip aš noriu, aš turiu palaikyti kūną sveiką. Aš to jau paskutiniai daly mes matysim, kodėl. Ir sveika, ir pamaitinta, kaip automobilį gerą, kad jis greičiau mane visur nuvežtų, judėtų. Ir kai sveikas kūnas, kai mes žinom, jeigu mes apsinuodijam arba mums temperatūra, tai ta diena jau iškrenta iš gyvenimo. Aš tiesiog negaliu kurti, negaliu eiti ir daryti, negaliu gyventi savo gyvenimo pilnatvę. Reiškia, sveikata labai svarbu, kūnas svarbu, mes jį prižiūrim ir mylim. Antras dalykas, taip, pajudėkim, kad nebūtų visos atidarytos. Protas, ieškom ramybės ir džiaugsmo prote. Tai reiškia, protas su kūnu eina labai glaudžiai, mes matysim, ir protas yra tai, kur mes sakom, pavyzdžiui, kai būna daug minčių ir jos trukdo, arba neramios mintis, arba depresiją sukeliančios mintis, kurios neleidžia man džiaugtis gyvenimu. Ir aš tiesiog nematau, tada saulė šviečia, o mano protas toks foggy mind, žinom, išsireiškimą, apdujęs, ne, kažkokiam kaip rūke, ir aš tiesiog nesugebu pajausti. Tai yra labai susiję ir su kūnu, nes kai kūnas apsinuodė ir protas eina iš paskos apsinuodė, bet tuo pačiu protą mes turim vystyti kaip nervų sistemą, kad jinai taptų vis stipresnė ir labiau pažintų mintį subtilesnį formą. Ir iš to eis pasekoj ir emocijų pažinimas. Emocijos yra neatsiejamas dalykas, kuris vyksta mūsų kūne ir į kurį reaguoja protas mintimis. Reiškia, tie stresai ir įtampos, kuriuos mes galim turėti, visgi pažinimas vyksta per emocijas. Bet labai yra svarbu jas atpažinti ir atleidus įtampas ir stresus, vis labiau matyti tas emocijas kaip gražias spalvas savo gyvenime, bet ne kaip užbrėžiantį faktorių, nes žinom, kai šoka emocija, pavyzdžiui, pyktis arba pavydas, mes galim tapti nevaldomos tuo metu. Tai kad taip neįvyktų, čia ir yra tas dalis, kur irgi turim skirti dėmesio ir padirbėti su savim toj srity, tai yra meilės ir atjautos emocijose, kad turėtumėme daugiau, o ne pykčio ir pavydo, ar pagiežos, ar kažkokias baimės, ar kas tai bebūtų, nes tas jausmas ir yra, ne, dažnai mes išvardinam jo koncentraciją kaip emociją. Ir 4 pagrindinis irgi momentas čia dalyvaujantis yra energija. Mes norim palaimos ir burbuliuojančio skrydžio tokio, ne, mūsų visoje energijoje. Tai yra turėti energijos, atsikelti iš lovos ryte, turėti energijos protę eiti daryti kažką, nes protas gali dirbti, kūnas gali dirbti, bet einu į parduotuvę, nusiperku čipsus ir guliu ant lovos ir žiūriu meksikietiškus serialus. Nes taip tos energijos nelabai yra ir jinai turi tapti kūrybiškai. Ir vėlgi čia ją stabdo, kas stresai ir įtampos dar galinčios būti manyje įtampos. Tai matom, kūnas, protas, emocijos ir energija. Ir viskas sudaro tokį gražų paveikslą kaip žmogų, moterį, merginą ir vaiką. Vaikas per gyvenimą daug susirenka ir iš tėvų ir atsineša iš praeitų gyvenimų ir po to augdama mergaitė iki jau suaugusios moters patiria naujų dalykų. Dalis iš jų yra iš karmos ateinančių, kur mes kartais susidurėm su situacijom, jos turi vykti, pavyzdžiui, aš gimiau, tarkim,
šaly, kurioje vyksta karas, aš nelabai galiu, ne, čia, kaip ir sakytum, ne mano mintis formuoja šitą realybę, o kolektyvinės sąmonės mintis, nes kūnas yra, mes dabar kalbam apie žmogaus kūną, apie savo, bet tarkim paėmus visą Europą, va, tarkim Europos kūnas, jis irgi turi savo atskirą kolektyvinę sąmonę, savo mąstymo mintis tam tikras specifines, kurias visa Europa palaiko va šiuo metu įsijungus kokį BBC būtų labai paprasta pamatyti, apie ką viskas dabar vyksta. Ir galim smulkinti ir stambinti, ir pasaulio kūnas, ir kas keliaujat, žinot, kad į Aziją nuskridus ten visai kitos problematikos staiga ir jums nebeaktualu kiti dalykai, atrodo, net pamiršta tam tikrus momentus, tarkim, per Kalėdas būnant Azijoje pasimiršta ir nesijaučia Kalėdos, nes ten jų tuo metu nėra. Taip viskas ir žaidžia, nes viskas yra energetiniam tiklė, mes žinom, kad mes nesam neatsiejama dalis viena nuo kitos. Todėl čia viena kitą labai jaučiam ir kai būnam kartu kažkur ir neatsiejama dalis nuo kitų žmonių ir nuo savo aplinkinių. Todėl ypač kai moteris ateinam namo kaip mama, kaip žmona, kaip dukra, mes keisdamos ir stiprindamos save ir spinduliuodamos ramybę, meilę, atjautą į išorę, mes jau keičiam savo aplinką ir savo šeimos narius tuo. Nes spinduliuodamos laimę, mes jos vis daugiau ir susikursim. Šitas pasaulis, kurį mes suvokiam, yra mano vyro pasaulis yra vyro, bet kai mes esam kartu, mes vienas kitam padedam mane tame augime vykti ir išstimuliuoti, tiesiog pakelti tuos stresus ir tas įtampas, kurios dar trukdo. Tai va dabar čia atėjom prie pagrindinės dalies. Aha, prieš pereinant prie pagrindinės dalies, iš mokslinės pusės, na, ir mokslinės tos žinomos tokios, aš truputį noriu, kad tai netrodytų, kad dabar čia aš gal sudėliojau, arba mes čia sugalvojom ezoteriškai, kad va čia, kaip šitie dalykai visi atrodo, kaip Maslow piramidė atrodo priminti, kad tai yra visiškai susideda iš tų pačių elementų, kad ko reikia žmogaus savirealizacija, ne? Tai turi būti tam tikros žinios, bet mes dabar jas kaupiam, nes mes todėl galbūt, man įdomu, kad save realizuoti ir kad aš būčiau laiminga, man įdomu sužinot, kaip aš veikiu ir kaip veikia šitas pasaulis. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas yra asmeninė patirtis ir viską mes persijom per savo patirtį. O kodėl man ne taip? Lyg tai suprantu, kad dėsningumas tas. Jeigu kažką blogo darau, tas kaip ir man turi grįžti, o aš darau viską gero, o man vis tiek blogai vyksta. Kur nesutapimas? Kada tas įvyko tada? Kodėl ta pusiausvyrą atsistato per mane taip, nors aš dabar nieko nedariau. Reiškia, gal aš dabar matau tik dabar, o nematau, kas buvo. Nes beje, viskas, kas vyksta, yra skirta mum ir vyksta pusiausvyros atstatymui. Todėl negali pusiausvyros atstatymas būti mum blogas, jis visada tik į gerą, evoliucija yra tik į gerą ir kas bevyktų, visada viskas vyksta į gerą. Čia toks biški lyrinis nukrypimas, bet jisai yra labai svarbus, nuolat prisiminti ir viską priimti. Tai apie Maslow piramidę toks intarpėlis, kad na, visas tas žinojimas ir susideda iš tų dalykų. Patirtis ir žinojimas, mes einam kartais daugiau per patirtį, kartais daugiau per žinias. Patirtis tai turime omeny ir per įvykius, ir per praktikas, kur mes save labiau pažįstam. Ar tai būtų tiesiog atsipalaidavimas, važiavimas dviračių, gongo terapija, aromaterapija, kur aš biški vis labiau save nirstu. Vis mažiau lieka tos manęs paviršinės, arba meditacija, kur yra tas giliausias savęs pažinimas, kur labiausiai žadinam tą stebėtoją. Ir pagal Maslow piramidę, dažnai, jeigu pažiūrėsit internete, paskutinių jo dalių jisai vardino visas dalis, va taip kaip čia yra. Nuo fiziologinių poreikių, iš kur tai yra kaip žmogui, prieinami visi, kiekvienas žmogus nori patenkinti savo fiziologinius poreikius. Nuo bazinio jo išsivystymo lygmens. Ir po to prasideda toks kaip ir augimas vystymėse, galim jausti. Po to saugumo reikia, vat galim tada sakyti, man reikia jaustis saugiai. Kai jau jaučiu saugiai, jau man gerai, jau atsipalaiduoju, jau laimė, šiandien laimė, rytoj laimė, o poryt jau galvoju, ko man dar trūksta. Tada, noriu mylėti ir kad mane mylėtų. Kaip ir namus turiu, valgyt galiu, reikia daugiau, kad mane mylėtų. Jau kai turiu, kuris mane myli arba aš myliu kažką. Tai gali būti bet kas, gėlytė auginuosi ir myliu ją ir jinai mane myli.
Vieną dieną gerai, antrą gerai ir protas toliau keliauja, jis plečiasi. Sąmonė plečiasi, pažįsta vis labiau kažką. Norisi savigarbos ir pripažinimo, kad mane pripažintų ir kas ta esu aš. Kad mane gerbtų, kad norėtų su manim būti kiti. Gėlės nebeužtenka. Aš ją myliu, bet, nu, ir jinai mane myli žydį, bet nepasako man gerų dalykų, ką aš padariau šiandien gerai, kaip nupiešiau gražiai paveikslą ir panašiai. Norisi atspindžių savęs, norisi bendravimo. Ir prieinama prie pažinimo, toliau, matom, čia yra. Prasideda pažinimo procesas, kai atsiranda vis daugiau kitų, norisi žmonių ir pažint. Tai kas tas esu? Aš pradeda lysti ir nemalonus dalykai tame. Tas skatina augimą. Taip vystosi, auga mūsų sąmoningumas. Po pažinimo pagal Maslow yra estetika ir grožis. Einam visi subtilesnį lygmenį, matom, pažinimas žmonės, bet po to vis tame nori pamatyti grožį, nori pamatyti meną. Tampam menininkais. Kas yra menininkas? Menininkas, jo, kūrėjas. Tai yra, kaip sakoma, kaip buvo yra parašyta. Menininkas yra kiekvienas, tik ne kiekvienas apie tai žino. Ne? Tai kiekvienam mums pradeda rūpėti tie dalykai. Ir dažnai, jeigu internete pažiūrėsim, va, čia tiesiog iš interneto paimta Maslow piramidė, jos yra daug įvairių būdų, pačios aukščiausios dalys jos ne visada būna parodomos, nes atseit, nu, žmogus, va, iki čia dagyvena ir jam užtenka, jis gražiai po to nori estetiškai gyventi gamtoj, su gėlėm ir jau to pakanka, nes tai dar subtilesni dalykai, bet jie patys svarbiausi ir kai vat juos atskleisim, visas pasaulio pažinimas sukuris mums į labai aiškę puzlę, arba kitaip tariant, kaip čia kažkas iš merginų, man atrodo, yra pasakysios, kad visos puzlės dalys taiga sueis į vieną. Norisi savirealizacijos. Suprast, pažint, ką mes vat, šito sutikimo metu darom, kas tas aš esu ir kaip tai veikia. Ir Maslow piramidėje, čia ne aš parašiau transcendencija, teisingai parašiau. Čia Maslow įvardinės. Tai va šitos paskutinės dalies dažniausiai nebūna, nes, nu, jau ten jau nieks ten netranscendins iki to, nieks nesupras, ką čia reiškia ir gal daugumai nebūdavo aišku ir todėl jas ir nedėdavo. Paskutinis tas taškiukas yra transcendencija. Mažiausias, bet subtiliausias ir stipriausias, nes kas yra transcendencija? Tai yra peržengti visų šitų savybių ribą, kur aš lieku kaip tyra sąmonė, kaip tiesiog aš. Man ten atrodytų nebesvarbu nei fiziologiniai dalykai tuo metu, nei saugumas, nei meilė, nu viską palieku trumpam, ne, ir medituoju. Bet meditacija, jinai atneša tą transcendentinę patirtį, kur aš tiesiog sugebu pailsėti nuo viso to išorinio pasaulio, nuo minčių. Todėl mes medituojam, užmerkiam akis ir kažkur panyram. Ir tam reikalinga priemonė, nes jeigu šiaip žmogus užsimerkęs bando tą daryti, tai jis tiesiog pradžioj, jis gali. Ir yra meditacijų, kur labai labai ilgai tą darant, bet labai daug metų prireikia, po biškį tas nyra, bet pradžioj kas atsitinka, pamatom labiau, kas ten vyksta viduje. Ten vyksta daug ko. Protas juda, viskas mintis juda. Ir banguoja, ir va dabar mes ir pereinam prie to mechanizmo, daug kam matyta šitą skaidrį iš transcendentinės meditacijos, bet jinai idealiai parodo va tą mano savęs pažinimą ir panerimą, kaip tai susidaro. Tai protą mes galim įvardinti ir prilyginti vandenynui. Ir per protą mes ir suvokiam išorinį pasaulį. Tiesa, protas. Tai proto galima irgi mąstyti kaip vartai yra tarp mano to aš, mano vidinio sielos, mano aš, kur aš viską suvokiu. Ir kai aš atsimerkiu, tas aš toks tampa labiau grubus. O aš, vat, mergina, man ten 41 metai, aš mokslų daktarė, gerbkit mane. Mano vardas Jurgita, bet suprantam, kad visi šitie dalykai, ką aš dabar vardinu, jie yra jau tokie kaip vaidmenys uždėti. Bet čia mes apie aš kalbam, apie tą aš, kuris yra, jeigu pažiūrėsim į protą kaip vandenyną, va čia išorėje, aš kalbėjau dabar apie išorės, visas bangas, visi vaidmenys, kurie mano yra. Bet kiekvienas, žinom, kad vandenyne giliai, jeigu kam teko nardyt, arba žiūrėti į filmą apie narus,
Mes žinom, kad ten giliai panėrus kiekvienam vandeninė yra visiška tyla ir ramybė. Ir šalta, viskas nutyla, ten visiškai praktiškai nejuda niekas. Ir lygiai taip pat pas mus protė. Ir tas tikrasis aš, atrodytų, jis ateina iš tos visiškos tylos ir ramybės, bet ten nėra tyla, kad anksčiau fizikai vadino tai vakumu, bet tai nėra vakumas. Tas, kur atrodytų, ten nieko nevyksta, o aplamai, o atvirkščiai ten yra visų galimybių laukas. Ten vyksta būtent visa dinamika. Visi gamtos įstatymai ateina iš ten. Kaip ten nukeliaujam ir kas dar čia dalyvauja, tai mūsų kūnas. Tai proto įrankis tam pažinti tiek mano tam vidiniam aš, tiek išoriai, bet kaip sakėm, protas yra vartai, tas vandenynas. Įrankis yra kūnas, taip? Kūnas tiek tas fiziologinis, mano, vat, kur aš gyvenu, ko dėka aš galiu tą pažinti per nervų sistemą maksimaliai išsivyščiusi. Ir kur dabar čia slypi tas manifestavimo paslaptis ir tie stresai, kaip mums trukdo tą mintį formuoti tokią, kokios aš noriu ir kodėl susiformuoja ir vyksta kartais ne tai, ko aš noriu. Tai kas suvokia save, ne? Protas ar kūnas? Kai atsimerkiam labiau suvokiam kaip išorinį objektą, kai užsimerkiam labiau kaip vidinį. Mums trūksta to balanso ir įleis šaknis į tą vidinį, nes suvokiam, kad vandenynas visgi jis yra ramus, o išoriniai faktoriai jį judina. Išoriniai dalykai, išoriniai mano vaidmenys, kurie uždeda tam tikrus atspalvius ir kurie, jeigu aš gal ne visai kartais papuolu ir padarau tai, kas skirta būtų man, gal man troškulys ir reikėjo gerti vandens stiklinę, o aš pačiupau ir vyno išgėriau stiklinę. Ne? Nu, vynas irgi gėrimas. Nu, susipainėjau. Aha, ir tada po vyno stiklinės biški taip apsvaigau, gal ir smagu, po to galvas skauda, po to ryte pagirios. Tai vat, ne visada mes išgirstam taip tiksliai, ką mums reikia padaryti. Ne visada ateina aiškus tas impulsas. Ir dėl to, vat, šitoj pasiekmei ne visada mes tą į realybę suformuojam tokia, kokia jinai turėtų būti. Reiškia, mintį aš ne visada savo suvokiu jos tyriausiai formoj. Ir kodėl jinai tada kartais būna netyriausia. Kodėl va, tas vyksta, kaip Akvilė sakė, parašė komentarę, kad taip, mintis formuoja mūsų realybę. Ar pastebėjot, kad mintis pildosi ir, kaip sako, dėja taip, nes, reiškia, kartais pildosi ne tas, ką aš norėčiau, bet jeigu tai vyksta, reiškia, tai ateina iš manęs, kaip Vedos. Atsimenat, sakiau, sako, išorė yra visada mūsų atspindys. Tai kodėl jis atspindi kartais kreivą veidrodį, kreivą paveikslą? Čia, tai tuo aš paminėsiu apie tą, kad visgi tas vakumas, tai yra ta tyra sąmonė, iš kur viskas ateina, vandenyno dugne, ne? Kur mes, jeigu nusileidžiam visišką tylą ir ramybę, tai vat medituojant žmogus tą tylą ramybę jis gali patirti. Ir tada jis po to, po reguliarios praktikos, tam tikro kiekio, ta vidinė ramybė, jinai turi pasireikšti ir su mumis nuolat, bet iš ten, kas yra esmė, ateina visas minčių ir kūrybinio intelekto šaltinis ir mūsų mintis gimsta ten. Ir vat mintis yra kaip tas burbuliukas kylantis iš vandenino dugno, jisai kyla į viršų ir viršų jau toks suvokiamas labai didelis tampa, ne? Ir mes jį suvokiam kaip mintį, kad man reikia kažką daryti. Mintis. Kodėl aš jo negaliu suvokti čia? Ir jeigu jis ateina iš to kūrybinio viso minčių intelekto šaltinio, jisai turėtų būti kaip noras gerti. Man ateina mintis, noriu vandens, o čia atėjus aš suvokiu, aha, aš noriu vyno. Aš čia tik pavyzdį duodu, supraskite, tiesiog gal tokį patį elementariausią ir labai aišku visom. Labai skiriasi vanduo ir vynas. Nors Jėzus davė ir vyno padaugino labai daug, bet tai tiesiog, kad kaip suprastumėm, kad kartais gal ateina impulsas tiesiog vandens ląstelėm duoti, bet aš jį suvokiu kitaip. Tai galim pailiustruoti tuom, kad mintis visgi viskas kyla per mūsų kūną. Ir mūsų kūne yra tos įtampos ir stresai, kurias mes paveldėjom, kurias mes įgyjam šiame gyvenime, kurių mes atsinešam, kai kurias mes atsinešam iš praeitų gyvenimų ir paveldėm iš savo senelių močiučių. Bet viskas, ką mes turim, mes dabar turim suprasti, kad
tai nėra kažkoks blogis, tai yra tai, ką mes turim atstatyti pusiausvyroje. Kaip gamta, mes esam tiesiog ta gamtos dalis. Bet kol mes to neatstatom, tai formuoja kartu su mano vidiniais norais mūsų realybę. Nes eidama mintis iš to viso sąmonės, tyro sąmonės lauko, iš viso rezervuaro, jinai įgauna formą tų dalykų, tų pusiausvyrų, kurios yra mano kūne. Įsitikinimai, blokai, baimės, visa tai ir yra. Vienu žodžiu, vat tie burbuliukai, aš parodžiau tokie kitokie, spalvoti, ne? Juos galėtumėm įvardinti kaip stresai, įtampos, nerimas. Ir mintis kildama iš to dugno, jinai įgauna jų formą ir čia aš galiu suvokti visai kitą mintį, negu jinai buvo siųsta man evoliuciniu lygmeniu, negu aš turėčiau tą daryti. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl kartais mes nuklystam ir pradedam kažkur, vat netyčia, ar daugiau, ar mažiau, ir padarom kažkokias klaidas savo gyvenime. Už kurias po to tiesiog, kaip sakoma, nu tam padariau, dabar turiu išsimokėti. Ir mes, jos tiesiog čia išsimokėjimas yra pusiausvėros atstatymas. Veiksmas, karma yra veiksmas pusiausvėrai atstatyti. Todėl mes turime veikti. Visada kuo daugiau veiksim, tuo mes suprantam, kad daugiau bus šansų ją atstatyti. Bet esmė ta vidinės pusiausvėros palaikime ir nesipriešinime tom situacijom. Tai vat pažinimas to, kad aš turiu atstatyti tam tikrus dalykus, ne, juos paleisti ir yra nesipriešinimas, bet dabar kaip aš tas įtampas galiu pašalinti ir kas padeda atstatyti tą visą pusiausvyrą, tai būtent pati efektyviausia technika mums žinoma, nes labiausiai ištirta moksliniais tyrimais ir yra transcendentinė meditacija. Nes transcendentinės meditacijos metu mes neriam, ten burbuliukai, prieš tai matėm, jie kyla iš to viso minčių lauko, visos išminties ir gamtos įstatymų buveinės į išorę ir formuoja mūsų realybę, o mes meditacijos metu atstatom pusiausvyrą ir pradedam pažinti tą tikrą į save, iš kur viskas ir ateina. Mes neriam gilyn, atvirkščiai, į save. Ir nerdami į save mes pradedam aktyvinti, numeris vienas, mes aktyvinam tą lauką, aktyvinam savo nervų sistemoje gebėjimą pažinti mintį vis subtilesnė jos būsenai, kur yra stipresnė. Reiškia, jeigu aš čia ją pažinsiu, jinai nebeišsikraipys ir aš suvoksiu, kad man reikia vandens, o ne vyno. Ir visi kiti dalykai irgi taps vis aiškesni ir vis labiau gamtos palaikomi. Ir kitas dalykas, paneriant ir vis labiau ir vis dažniau kartojant šitą procesą, šalinasi mūsų įtampos ir stresai, nes atsipalaiduoja labai giliai kūnas ir vyksta kiti dalykai, kuriuos mes aptarėm ir kaip meditacijos metu. Ir va tie burbuliukai, tie trukdantis faktoriai, po to iškraipantis mūsų mintis, mūsų realybę ir kartais pasireiškiantis kaip stresą ir kartais aš čia jį suvokdama galiu galvoti, kad tikrai pasaulis labai negeras ir jis man tuo metu labai tikras atrodo, bet jie išeina. Tai tas įtampos ir stresų pašalinimas yra esminis momentas. Įtampos ir stresai dažniausiai gyvena mūsų kūne kaip blokai ir kol mes jų nepašalinsim, jie prisidės prie tos realybės formavimo. Ne? Tai vat mintis pati subtiliausia ir yra stipriausiai savo formai, kuri labiausiai palaikoma visų gamtos įstatymų. Tai aš manau, šitus dalykus jūs daugiau ir mažiau vis išgirstat kažkur. Bet tai yra pagrindinis faktorius ir pagrindinė paslaptis, kaip viskas vyksta. Bet aišku, tai yra tik viena medalio pusė ir pamatyti, kaip viskas vyksta. Kai pamatai, nebegali atmatyti. Bet kitas dalykas dabar tada, ką aš galiu daryti jau šiandien, keliaudama link to. Taip, čia šitą skaidrį tiesiog norėjau parodyti, kad pati stipriausia visgi yra mintis toje vietoje, kur jinai tik gimsta. Bet kad aš ją ten suvokčiau, aš turiu išlavinti nervų savo sistemą, tiksliau įleisti šaknis, kaip medis leidžia šaknis giliai į žemę, spontaniškai be pastangų pažadinti savo stebėtoją, kuris pažins ir matys visada, kas bevyktų, ir emocijas mano pažins, ir leis man neišliet savo kažkokio dar esančio pykčio, nes pyktis yra tas pats stresas, tas burbuliukas, kuris ten keliauja. Ir tą mintį pažinta stipri nervų sistema, išlavinta, jinai man leis būti vis labiau įsišaknijusiai į save, vis gilesniai.
Tai pasiekiama transcendentinės meditacijos reguliarios praktikos metu. Taigi, kokia gi ta formulė dabar pabaigai? Manifestuoti tai, ko norim jau šiandien. Tokį, tą panirimą tokį gavom šiek tiek tokį, na, teorinį, nes visgi praktika daro visą pagrindinį dalyką, tai yra panirimas būtent į tą lauką, pabuvimas toj tyloj ramybė, nes atrodytų, kad reikia manifestuoti, čia reikia aiškiai susirašyti visus norus, ketinimus ant sienos, kartoti jos nuo ryto iki vakaro. Tai čia yra išorinis vis dar dalykas. Bet kaip matėm, yra tie faktoriai, kurie trukdo įtampą stresai. Ir juos pašalinus aš natūraliai jausiu, ko noriu, ko man reikia, net nereiks per daug mąstyti. Ir natūraliai turėsiu energijos ir jėgų eiti link to. Taigi, ką aš galiu daryti, kad tą pusiausvyrą pradėti atstatinėti jau šiandien? Ir kad turėčiau tai, kuo tikiu, tai du dalykus, ne? Ir teorinę suprast dalį apie save, pažinti. Tiesiog domėkitės, ieškokit, skaitykit tai, kas jums įdomu, būkite bendruomenės dalim. Tuoj parodysiu dar ten kelis žingsnelius. Ir kitas momentas patirt. Medituokite, darykit praktiką. Darykit tai, kas leidžia jums pabūti tiesiog savy. Tai į kelias dar grupės aš tokį suskirščiau kaip žingsnius patarimus, ką mes galėtumėme, ypač gal moterim, kurias tokius pirmą kartą prie to prisiduria, kad labai svarbu organizuoti protą, tai visgi tiem transcendentinė meditacija, proto vystymo technika, kitaip tariant, kaip higiena proto valymo ir tuo pačiu jinai valo ir kūną, neutralizuoja, atstato mūsų visus stresus ir įtampas. Ne? Ir kai protas natūraliai suorganizuos visas keturias sistemas, tas, kur minėjom ir kūną, ir emocijas, ir mąstymą, ir per visus tos lygmenis. Bet čia mes jau dirbam atskirai. Kai žmogus ypač ateina transcendentinė meditacija, mes su jumis einam ir dirbam, aptarinėjom visus šitus dalykus grupėje, individualiai, bet einam tiesiog per tam tikrus modulius ir žiūrim, ką mes čia galim su to padaryti. Ir stiprinam sąmoningą veiksmą, kad vis labiau suvokčiau, ką darau. Nes sąmoningumas tai ne tik tai ar buvimas sąmoningų, nepraradus sąmonės, bet sąmoningas veiksmas, kai aš neprarandu savęs, nuėjus į suknelių parduotuvę, kaip aš kartais merginom sakau pavyzdį, ir nenusipirku iškart 10 suknelių. Išlieku čia ir dabar, bet spontaniškai, visiškai be pastangų. Ir dar svarbu tikėjimas, ketinimas ir noras, tai be abejo klausykint savęs, nes kaip ir to vandens stiklinės, kai aš noriu, kai man jo reikia, tai visada vidus širdis pasakys, kur man keliauti, ko man reikia, kokie norai yra. Mes tai turime su savo norais ir jie ir veda mus va tuo keliu, evoliucijos keliu, o pakeliui tiesiog pažint, šitus kelius praleisiu. Brahma muhurta yra tinkamiausias laikas meditacijai. Jau nuo 3 prasideda ryto, tai yra rytinis laikas tam skirti savo laikui. Ir labai svarbu pažinti savo tas programas, savo stresus, įtampas, jas tiesiog paleidinėti. Tai 2 dalykai pagrindiniai, ką aš čia dabar pasakiau, galėjau eiti ir prie šitos iš karto dalies. Tai yra veikianti turbūt praktika patyriminė ir palaikymo programa pakeliui, bendruomenė ar mokytojai, ar ieškoti savo guru, kuris palaikys tuo metu, kai mums kils tie stresai, kai mums kils tie klausimai. Ir kai atrodys, kad nežinau, ir tais momentais, kai būna pas mus ir medituoja merginas ir sako, kad būna tų minčių ateina, nežinau, ką aš čia darau, kas ta meditacija. Ir Maharišis sako, ir bus tokių dienų, ir bus tokių minčių, bet tai yra vėlgi tik mintis. Ir mes čia mokomės ir praktiškai, ir teoriškai, gaudami tas žinias meditacijos metu, tapt stebėtojom, tapt tom tais baltais popieriaus lapais, kurie leidžiam viskam vykti mumise. Ir tada natūraliai evoliucija sudėlioja viską, kas labiausiai reikalinga, šalina, ko nereikia, mes tą paleidžiam, nes aš dabar biškį noriu sugrįžti prie savęs, nes ta vidinė pusiausvyra, merginos, yra pats svarbiausias dalykas, nes kartais, kai sakiau pradžioj, kas trukdo manifestuoti svajonių gyvenimą ir kas yra pagrindinė ligų priežastis, dažnai yra tai, kad norim to, ko neturim, ane, ir nenorim to, ką turim.
Tai ką tas byloja, tai rodo tiesiog vidinio balanso pusiausvyrą. Tai yra, kiek yra pasipriešinimo many. Ane? Nes jeigu aš pasižiūrėčiau, tai kaip ir gal viską šiandien turiu, o to, ko neturiu, gal man nelabai to ir reikia. Mes čia neketinam, nenorim su to eiti į tokį pasidavimo ir neutralumo fazę, bet atvirkščiai. Ir ypač su meditacija mes gauname tą atsitraukimą, kuris suteikia erdvę ateiti naujam ir tam, kas labiausiai reikalinga. Tai šito biški tokio pavedimo metu aš norėjau tiesiog dar kartelį užakcentuoti, kad visgi įtampos ir stresai labiausiai dar mums daro tą įtaką, kodėl mes jau nematome to, ką norime, bet dar giliau neriant, visgi mes jau turime viską, kas yra geriausia, nes tik mūsų priėmimas apspręs, kad viskas taps man svajonių gyvenimu. Reiškia, net ir tie dalykai, kur aš matau, kad man dar netinka, jeigu jie man vyksta, reiškia, jie man reikalingi. Ir juos priėmus, jie atlieka nežmoniškai didelę transformacinę jėgą. Ar tai būtų lyga, kaip mes ir kalbėjom ir su Aldona praeitą kartą, ar tai būtų nu, kažkas tokio grubaus, ne, ten ta vyno taurė, tai Dieve žin, tai galim visos čia to išgerti po tą vyno taurę ir nieko mums neatsitiks. Ar tai būtų kažkokia nelaimė, ar tai, tarkim, karas kaimininiai šalyje, ar gal ten mūsų šalyje, ir tarkim, jeigu jisai vyksta, reiškia, susidarė yra labai daug negatyvios energijos kolektyviniai toj zonoj, Europos zonoj, tarkim, kalbant dabar, kuri turi būti transformuota, realizuota, nes gamtoj viskas vyksta pusiausvyro atstatymų principų. Ir jeigu kažkur susidarė būzas, jisai pūlinys, jis turi išsprogti ir išpūliuoti. Tuo dėka mūsų kūnas funkcionuoja labai puikiai. Jeigu apsinuodijom, arba į vieną, arba į kitą pusę išmeta organizmas viską kuo greičiau ir kuo labiau, ne? Ir paguldo dar mūsų temperatūrą, kad tu čia dabar nesugalvotum tuo metu eiti ir dar ten valgyti picos kokios. Viskas sudėlioja į savo reikalus, viskas sutvarko, tada nuleidžia temperatūrą, viskas gali toliau manifestuoti savo gyvenimą. Bet tai ta jėga, kas ta jėga yra, kuri tą viską daro. Tai ir yra ta tyra sąmonė, ta išmintis, su kuria mes leidžiamės kiekvieną dieną, 2 kartus per dieną po 20 minučių, kaip darom transcendentinės meditacijos metu. Ir patiriam tą begalinį malonumą tuo metu. Ir išmokstame, kad paleidime ir priėmime visko yra tas laimingiausias gyvenimas jau čia ir dabar. Ir prasmė gyvenimo, jinai jums atsidarys labiausiai iš to visgi neišreikšto lauko, ne iš išorinių dalykų, nes išoriniuose dalykuose, kaip sako išminčiai ir Bhagavad Gitoj prasmės, išoriniai dalykai visada laikini, kol mes juos matom, tik tai per išorinį tą aš. Ir kai dasidės ir vidinis aš, ir Maharišis sako, kai gyvenimas įgaus 200% gyvenimo vertės, 100% išorinio, aš matysiu ir viską turiu ir atrodo viską galiu padaryti, bet vat kažko trūksta, tai nes trūksta tos 100% neišreikšto. Iš to, kur mes pradžioje, kai einam medituojam, atrodo, aš ten nieko nesuprantu ir aš ten dingstu ir aplamai, nežinau, gal minčių kaip tik daug stebiu, bet aš stebiu. Aš žadinu tą stebėtoją ir jis bunda. Ir įtampos šalinas. Tai kaip ir pakalbėjom apie tą patį, sakytumėm, bet Maharišis irgi visada sakė, kad žinios, kartojimas yra ne mokslo motina, bet žinios jos užpildo labai ir pradžioj, kol, nes ne iš karto tie dalykai atsidaro, kur mes dažnai nubundam ir jau matom, kur link einam ir kas aš esu, bet dar yra tas gabalėlis, kurį turim nueiti, bet labai svarbu jo pradėti mėgauti ir nelaukti to kažkokio išlaisvėjimo iš visų stresų ir įtampų, o žiūrėti, ką mes galim daryti dabar. Ir manifestuoti savo kasdienybę. Ir medituojantis pastebi, kad jinai manifestuojasi spontaniškai vis labiau ir labiau kiekvieną dieną, tiesiog netyčia pagalvoju kažką ir vyksta ir po to tarsi atsargiau galvoti. Jeigu dar būna tų labai ne kokių ten ateina minčių, kitaip kam tą atsargiau galvoti.
Tai aš tiek norėjau šiandienai užgriebti. Gal kažkokiu norit merginas ar klausimų, ar kokiu kilo pakomentavimų šitam, tai mes galim biški skirti, aš gal juos po to pažiūrėsiu, iškirpsiu iš to pačio video, gal paliksiu. Aš noriu paklausti. Taip, Giedružė. E, Nu gerai, tarkim, aš lituoju ir dar man ten pamaišo tie akmenukai tokie. O kaip teisingai tada formuoti tą ketinimą, tą norą, kad jisai, išsipildytų? Kaip, vat, nebūnant ten tai sąmoningai kol kas dar būsenai, bet vat kažkaip jausti, kad jis man palankus mano, nežinau, keliai. Labai geras klausimas, Giedrė. Čia kaip ir antrą dalį perėjai, nes galit pastebėti, kad va šiandienos šita valanda tokia kaip įžanginė, jinai kaip ir bendrinė apimanti viską, kaip viskas funkcionuoja ir kaip čia viskas vyksta. Ir tada prasideda jau užsiraitojam rankovės, darom ir tada prasideda, tai gerai, o ką galiu padaryti šiandien? Gal aš noriu pastatyti mokyklą savo rajone, kad vaikai galėtų joje ir medituoti ir vat, būtų mokykla, ką aš galiu dabar daryti. Ir man toks noras eina, ne? Ir kad tie akmenukai netrukdytų, Giedrė, labiau tiksliau norėtum suformuoti tą klausimą, ar kaip man žinoti iš visko aš noriu, nes kartais manęs klausia merginos to, o ką man norėt, ką man manifestuoti. Tai va, ką man norėti, kaip man žinot, ar aš teisingai noriu, ar aš tikrai to noriu. Kaip atpažinti. Aš jau sakiau ne vieną kartą ir vėl pasikartosiu ir galėsiu pravesti kiekvieną, kas norėsit individualiai ir asmeniškai. Užsiveskit kažkokį lapelį, žurnaliuką ar panašiai. Ir vakarais gal ypatingai, arba geriausia klausimus uždavinėti rytais, vakarais prieš miego, rytais gauti atsakymus, nes rytas, va ta Brahma Muhurta, kur rodžiau, nuo 3 ryto jau prasideda pagal Ajurvedą rytas, nuo 3 nakties, kai kurie sako, nemiegu naktį, iš tikrųjų 3 nakties ir jau rytas. Tada, kada be pabustumėt, nestatyk iš žadintuvo 3 ryto. Natūraliai viskas turi vykti. Kada aš pabundu ryte savo prieš programą, prieš praktiką, sąmonė yra tam tyriausiam lauke, arba po meditacijos, kaip po meditacijos kartu irgi panašiai. Tada galiu daugiausiai nujaust, ko aš noriu iš tikrųjų. Kaip taisyklė, toj būsenai nieko nenoriu. Va čia, kur būna problema. Ten taip gera, tiesiog esu ramu, gera esu. O po to dieną jau ateina klausimai, tai kaip man čia norėt. Bet tam mes užsirašom. Pradžioje padeda, daugumai padeda. Kas labai tokio analitinio proto, gali tiesiog savo mintystę, bet visgi rašymas biški gerai. Ne tai, kad daug visko rašom, o einam kalendoriaus principu. Aš tai siūlyčiau tokį, tarkim, kaip kalendoriukas būtų, čia kvadračiukai, šiandien ta diena, rytoj ta. Ir tą rašau klausimą, tai ko aš iš tikrųjų noriu. Jeigu nežinau, ko noriu, tai prašau, ko aš noriu, kur man judėti link. Kokia mano, kas tas objektas, kurį mano protas paišo, kuriame aš papuolus, arba kurį aš gavus, arba prie kurio aš prisilietus gausiu va tą malonumą. Ir tuo metu aš jaučiu tą malonumą, kai tą paišau. Todėl rašymas jis labiau sukoncentruoja mano dėmesį į tai, negu šiaip pagalvočiau, bet tuo pačiu galvodama dar galvoju, ką čia rytoj reiks apsirengti ir tas susimaišo ir ten netoks stiprus tas jausmas. Mes einam prie to mažiausiai išreikšto, subtiliausio jausmo. Gaudyk jausmą. Kelrodė žvaigždė yra tas subtilus toksai jausmas, kaip drugeliai pilve. Galima būtų pavadinti, kaip žvaigždžių mirgėjimas naktį, birželio naktį, kai išeini ir jos atrodo net garsą kažkokį turi. Ir vat mes tą garsą savį galim pajausti, kai pagalvojame apie kažką, kas mane labai labai pakylėtų, man duotų labai didelę prasmę. Tai gali būti paprastas kažkoks dalykas, nežinau. Nuvežti draugiai tortą, tą, kurį jinai labai mėgsta ir nustebinti ją. Kartais susidarys tie žingsniai iš mažesnių žingsnių, kol aš ateisiu prie didesnio. Ir galima tiesiog pasirašyti, ką aš gyvenime norėčiau daryti, kad man tas sukeltų tuos. Taip. Arbatos. Mes jau užbaigiam, tai aš to ateisiu. Ačiū. Ačiū dar. Taip, biškai dabar nušokau prie arbatos, turiu sugrįžti prie jausmo. Tai jausmas, ne, pagrindinis tas momentas, vidinis visgi tas pusiausvyros. Ir
tai ir bus mūsų kelrodė žvaigždė, vedanti link to. Bet ne tas jausmas, kur koks jis bebūtų iš tikrųjų. Šiame taške, jeigu aš sakyčiau bendrai publikai, sakyčiau, koks jis bebūtų, bet tas, kuris man suteikia labai didelį džiaugsmą. Ir čia iš karto gali įsikiš protas sakyti, ne, bet tai yra neįmanoma, arba tai negali būti. Ir tą stebiu. Bet šitą savo tą sielos žurnalą, jūs ten leiskit rašyti viską be... Tegul jis kišasi, tegul tai bus, nežinau, man aš noriu nuskristi į kosmosą. Man ten bus labai faina ir gražu ir va tada aš būsiu viskas padarius viską. Tai rašykit. Nesvarbu, kad protas sakys, kad labai brangus biletas. Nes jau yra, man atrodo, biletai, skristi į kosmosą. Jau galima. Darius čia man kažkada sako, Katy Perry nuskrido į kosmosą. Aš pradėjau juoktis. Sako, ko tu juokies? Rimtai ir ne viena, su draugiam. Ir tada jis parodė video, kad iš tik Katy Perry, man atrodo, jeigu nesupainiau iš tų Amerikos garsenybių čia prieš porą savaičių. Tai merginas skrendami į kosmosą. Taip, tai aš ėmiau juoktis, pasirodo iš tikrųjų. Nu tai žodžiu, viskas yra įmanoma ir mes tą žinom. Kaip sako Vedas, kaip sako Maharišis, neįmanoma yra tik tada, kol aš netikiu, kad tai įmanoma. Tai kaip žinoti, nuo ko pradėti savo, jeigu net nežinau, nuo ko pradėti, tikrai nemažai merginų būna ateina ir aš užduodu tą. Ir mes medituojam, sakau, tai kai ateiname į tą dalį, kad kaip grynintis tos savo norus, nes jeigu aš nežinau, man gyvenimas duos, bet duos daug lėčiau, evoliucija vyks lėčiau. Ir kartais gali ne visada dar, jeigu mano viduje dar tos yra tų kažkokių paveldėtų dalykų, tų akmenėlių, vadinkim juos, ir jeigu aš nieko nedarau, gyvenimas duodamas duos su tuo akmenėliu atspalviu visada. Ir maždaug taip suksiu panašų scenarijų vis. Panašus ir mano mamos, močiutės dažniausiai bus panašus, tik tai aplinkybės biškis skirsis. Ir mes žinom, kad jeigu aš dėmesį sukoncentruoju ir impulsą darau, aš kažkokius galiu iššokti kaip bangelė iš tų karminių ratų ir pradedu iššokinėti, įtampas, tuos akmenėlius po biškį numetinėti, atrankioti, laisvinti. Ir noras, taip, jis yra labai kaip kryptinga kelrodė žvaigždė ir tam aš einu į vidų ir klausiu savęs ir žiūriu, kur man širdis suvibruos, jinai sudainuos, kaip tos žvaigždės naktį suvibruoja. Ir ten, kur suvibruoja, aš užsirašau, gal aš noriu būti mokytoja, gal aš noriu būti artistė. Tarkim, kaip pavyzdys, nes tie norai gali būti įvairūs, įvairiam gyvenimo etape, gal aš jau viską padariau, dabar išėjau į pensiją ir sėdžiu, galvoju, ko aš dabar noriu. Ir ateina labai gražių moterų pas mus į meditaciją ir labai graži buvo dabar neseniai patirtis rudenį, moteris sako, aš jau viską padariau, vaikai užaugo, anūkai jau dideli, tai ką, viskas dabar gyvenimas pasibaigė. Ir Ajurveda teisingai sako, kad moterim auksinis amžius prasideda nuo 60 kažkur, kai jau hormonai po biškį krenta tas visas jų kasmėnesinis pikas. Ir gyvenime kaip ir pasiekti tie pagrindiniai dalykai ir tada laikas gali būti savo skirti. Bet mes galim nelaukti to 60-70 merginos, o tą pradėti daryti jau šiandien, įtraukiant į savo balansą tą subalansavimo mechanizmą, to neišreikšto. Ir tada tais norais po biškį ropštis, kaip kopėtėlė mane kažkur aukščiau, nes tie norai yra nukreipimas. Tai jausmas, tas malonus jausmas, aš savo užsirašau ir matau, kur man vibruoja. Ir tai gali būti, kol nežinau, taip ir klausti. Nežinau, tai ką man norėtų, ką aš norėčiau daryti, kas kelia man didžiausią pasitenkinimą. Ką aš daryčiau be pinigų gyvenime dažnai žmonės, nes dažnai visgi tas įdedam save į ribas. Ne, bet šitą negaliu daryti, arba išėjau pensiją, ne, bet man jau čia daug metų, nuimam visus apribojimus, kai dirbam su savim tais klausimais. Bet visus va tos, kaip aš sakiau, paviršinio vandenyno bangavimus, nuimam, nusileidžiam į dugną ir va ten, kas man ten vibruoja. Ir užsirašau. Ir pabūnu su tuo klausimu, tarkim, nes tai klausimas bus. Kur judėt? Gal aš norėčiau to, gal ano. Ir ateis atsakymas, užsirašau atsakymą. Jis man vibruoja, tai ką aš galiu daryti jau dabar, kad jau tą mokyklą, tarkim, pradėčiau statyti. Arba ligoninę, arba kas tai bebūtų. Reikia susirasti turtingą vyrą, einu į Tinderį atsisiunčiu, ir va taip po biškį ir keliaujam.
aha, bet gal tas turtingas vyras, o jeigu jis bus turtingas, bet negeras, netinka, grįžtų atgal. Bet mes taip galim savo pabiškai vesti ir aišku labai priklauso nuo mūsų matymas skirtingose sąmonės būsenose lygmens, bet vedimas, aš jums garantuoju, kuo tiksliau ir aiškiau eisit link to, tuo greičiau tas manifestuosis. Ir ypatingai medituojantiems, nes jūs tada ne tik teoriją, bet ir praktiką uždedat. Gaunat praktikos. Jeigu bus įdomu, kaip padaryti su tuo vedimu ir kokius klausimus, kaip uždavinėti, mes galėsim suorganizuoti praktinį seansą. Aš net, kaip aš jau esu darius, man atrodo, ištraukiu savo net darytą, bet kai gyvenau Portugalijoje ir mano buvo visas etapas prasidėjo paieškų savęs, per 3 mėnesius man įvyko labai dideli pokyčiai, kai aš pradėjau tais žingsniais tokius klausimus savo uždavinėti ir gaudavau atsakymą ir dar nemeditavau tada. Bet klausiausi jau daug tų mokytojų įvairių, tų dalykų, bet apie ką mes čia kalbam, man labai buvo įdomu ir ėjau į ten. Ir po to supratau, kad visgi mintis formuoja mūsų realybę. O kas yra mintis? Mintis yra tiesiog energijos srautas. Energija yra vibracija. Tas žodis vibracija gal taip biškai nuvalkytas, bet mintis yra energija nukreipta kažkur. Reiškia, jinai savyje turi ir tos energijos užkrauto, ir intelekto aukštesnio. Ne? Nes mintis yra nukreipta kažkur, aš kažką galvoju, kažko noriu, ne? Kokį pyragą rytoj daryti, arba obuolys mintis. Tai ir eina link obuolio ir dar sukelia labai daug su tuo kažkokių man asociacijų, jinai turi intelektą savo didesnį, bet tai yra iš esmės vibracija. Todėl nemalonios mintis mums nemalonu, malonios mums malonu, mes tą jaučiam per save, kaip intuityviai, kaip ir gert vandenį, kai mums jo norisi. Ir va šitų paprastais dalykais monitoruokit dabar savo gyvenimą. Man malonu, ne, tai nereiškia, kad darau tik tai, kas malonu ir nebeplaunu indų ir nebeplaunu ten, tarkim, grindų ir nebedarau kažkokių buitinių dalykų. Aiškiai žiūrim iš plačiau, nes man malonu evoliucionuoti, vystytis, malonu būti švarioje aplinkoje. Ir kol aš dar turiu, tą darau. Gal kažkoks ateis galimybė ir darys robotai viską. Bet žiūrime tą vis į platesnį ir galiausiam lygmenį, galiu išduoti dabar pačią dar tokią sakraliausią paslaptį, kas padeda pritraukti viską daugiausiai, kai mes pradedam norėti ne dėl savęs, o dėl kitų. Nes kol aš kažkur galvoju dėl savęs, bet vėlgi mes turime eiti tik per tai, kas yra mano norai. Negaliu dabar, aš taip noriu savo suknelių, bet dabar gerai, apsimesiu, kad nenoriu, galvosiu, ko aš noriu savo draugiai. Reiškia, aš gniaučiu tą impulsą. Noriu suknelių, tai gal dalinkimės ir man, ir draugiam, ir darysiu kažkokią parduotuvę, kur mes visas matuosime sukneles. Tada ateis labai daug palaikymo iš visatos. Nes kai aš noriu savo, aš į save energiją kreipiu, tų norų. Ne kad medituojant į save, mes dėmesį į save grįžinam, o čia iš išorės noriu paimti. Meditacija nieko neima iš išorės, aš kaip tik viską atleidžiu. Dėmesingumas tik lieka. O kai formuoju norą, aš formuoju norą savo, mažiukas toks savo, bet jeigu noriu padėti Afrikos vaikam, noriu padėti, duot. Ir kai noriu duoti, atsidarau. Ir atsidaro toks, sakoma, kad tie, kas mato energijas, kad piltuvėlio forma pradeda suktis mūsų energijoje, kur iškart labai daug gamtos palaikymo gauna. Ir tada tie norai labai daug greičiau palaikomi ir tiesiog spontaniškai išsipildo. Ir todėl, kai žmogus medituoja, vis mažiau lieka įtampų, stresų ir to savęs prisirišimo prie savęs ir spontaniškai mes ko be norėtumėme, viskas bus susijęs su dalinimuose su kitais. Net tuo džiaugsmu, gal aš noriu piešti, kad daryti parodas ir kitiem kurti džiaugsmą. Arba pardavinėti paveikslus, kas ties galvos, tu savanaudis nori piešti, kad savo kad uždirbtum pinigų. Aš gal noriu, kad visi turėtų namie tokį grožį ir džiaugtųsi jo, o gal aš noriu uždirbti pinigų, kaip galėčiau tą mokyklą pastatyti. Mes tą pusiausvyrą galime atpažinti savį. Iš tikrųjų, ne visada yra iš tos plačiosios. Tik kartais tas mažasis aš dar per įtampas ir stresus, kol ateina ta mintis, suvokia ir jinai atrodo, kad čia. Gal dar kažkokį klausimą, merginos, norit paklausti, aš čia biškį užsiplepėjau. Aš čia gal biškį nelabai temą noriu paklausti, kaip, pavyzdžiui, ateina. Mačiau ranką,
kai netikėtai per tą, pavyzdžiui, tų norų galvojimų ateina baisi mintis. Pavyzdžiui, ten mintis apie vaikus, apie kažkokią tai nelaimę ar dar kažkas. Čia gal ne prie tų norų, bet jinai nebuvo kaip noras, bet jinai ateina į galvą. Ir tada išsigąsti, ar aš nemanifestuoju tai ir galvoju, kaip tą tiesiog sustabdyti ar kaip tą nukreipti. Kol mes identifikuojamės labai su mintim, todėl ir gaunasi gyvenimas kartais toks, vardinama vedose, mes esame aplinkybių kamuolys. Aplinkybės mus taip biški gali paspardyti ir tada ir baimės, ir per televiziją pasakė, kad čia labai baisu, ten bijokite, nes čia tuoj bus, nežinau, katastrofa, visi devalvacija pinigų ir tada visi ten puola, tarkim, ten keisti dolerius į rublius, vat visokių tokių istorijų teko girdėti, ne? Tokia mintis ateina ir darau kažką, kas gal visai nelogiška, nes dar nėra va to sustiprėjusios nervų sistemos, kad jinai mintį pagautų iš jos atsiradimo ribos. Reiškia, negatyvi mintis visada jau, reiškia, jau labai buvo išoriai ir gavo įtakos įtampų ir stresų, jeigu jinai baisi, negatyvi, jeigu tik jinai yra su minuso kažkokiu biški poskonių ženklu, žinokit, kad jinai yra jau biški iškreipta, nieko baisaus, mes jai tiesiog leidžiam plūdurio ten plaukt, jeigu jinai čia vis dar manyje, jinai gali būti manyje, bet aš ją leidžiu jai būti. Iš vis mintis yra tik mintis. Mintis yra proto projekcija įvykstanti kažkokį mano jausmą. Pradžioje yra visada jausmas. Reiškia, pirma, ta mintis rodo, kad yra įtampa ir stresas, Ana. Ir tiesiog tai yra įtampa ir stresas. Bet tam reikia biški praktikos ir meditacijos, kad aš galėčiau tą pastebėti ir tame būti. Spontaniškai tos mintis nebegazdins. Kartais mes jom pateikim, kartais mums dar būna per PMS ateina kažkoks nemalonus kažkokie potyriai, kai mes atrodo, kad tikrai labai bloga diena ir labai blogas gyvenimas ir labai liūdna, bet Maharišis sako, mes Birštono seminare šitą paskaitą pasiklausysim, aš tikiuosi pavyks ją išversti iki to į lietuvių kalbą, kad kas be nutiktų, mes po to vis labiau žinom, kad tai yra tie negatyvus pasvyravimai jie laikini ir jie praeis. Ir tiesiog tokios minties nereikia bijoti, nes jeigu aš bijosiu ir ją įsikipsiu ir ją rutuliosiu, jinai kažkiek ten man gali padaryti įtakos. Daugiau įtakos, Ana, padaro tos programos, nes mintis jau yra išraiška, jau yra forma pagauta. Bet kol tas stresas ir įtampa yra viduje, jinai gali vis manifestuoti, tarkim, kažkokius žmonės negatyvius gal mano aplinkoje, arba situacijas, gal tas žmogus jis labai geras, visi žmonės geri. Bet jo kažkoks nepasitenkimas vis į mane išsilieja ir man tas kelia nemalonumą. Dėl ko? Nes ta programa, tas stresas dar, jisai skatina tą iškelti, iš tikrųjų pusiausvyros atstatymų principų, kad jisai būtų pamatytas ir išeitų iš manęs pagaliau. Tai net ir tam yra priežastis. Ir jeigu net ir tada ir tą situaciją aš priimu su dėkingumu ir visi, kas mane dirgina, mano mokytojai, ir visos situacijos negatyvios mano mokytojai atstato pusiausvyrą. Jėzus ant kryžiaus atstatė žmonijos pusiausvyrą tam laikotarpyje ir sakoma, kad kai pranašas ateina, pranašai tik tai labai stipriai jau išsilaisvinę visiškai iš karmos ir įtampų streso neturinčios sielos, kurios dar mes jas matom kaip kūne, jos gali tą padaryti, perimusios įtampas ir neutralizuojant jas. Ir tada, kurį laiką, sakoma, nebūna karų ir žmonija gyvena tokioj didesniai darnoj, kol vėl, jeigu žmonija neina visi tuo keliu, susidaro vėl kažkokių įtampų. Tai galėsim dar biškį, Ana, plačiau apie tai padiskutuoti asmeniškai. Gal dar kažkokių klausimų? Merginos, norėtumėt kažką pakomentuoti? Jeigu ne. Aš tai gal tik tais prisidėsiu, nes daug irgi moterų pas mane ateina ir jos irgi nori ir to dėmesio ir nori ir kad jas išklausyti. Ir labai dažnai, kai paklausiu, o ką jūs veiktumėt dėl savęs? Ir jos dažniausiai net nežino į šitą paprastą klausimą. Sakau, pasimkit dieną savo ir darykit, kas jums malonu. Ir net tokio kažko, net neturi jos ką įvardinti, nes jos save mato tik tais per
per vaikus, per vyrą, per darbą, bet kaip pačią, kaip save, kaip esybę jos nemato. Ir va dėl to ir nežino, kas yra tas malonumas ir kas tai galėtų būti būtent man skirta. Tai va ir kiekvienai moteriai labai linkiu, kad nepamesti savęs tarp visų šitų vaidmenų ir skirti būtent laiko šitiem malonumų paieškoms ir įgyvendinti. Moteriai privaloma įgyvendinti savo norus. Labai gerai, Domilė. Ir moteriam, ir vyram iš tikrųjų ir privaloma, ir gamta duota įgyvendinti ir džiaugtis, sakoma. Mes čia atėjom patirti džiaugsmą. Ir Domilės labai geras pastebėjimas ir komentaras, galiu tik taip paskatinti tokį pamastyti, pridurti, kodėl to, nes daug moterų ir pas mane, kur ateina, kur sako, aš nežinau, ko norėt, ką man daryti dėl savęs, kas trukdo ir kodėl aš save ten tik, kas blogo tame, kad aš save tik vyrė ir vaikuose matau, kaip ir nieko nebūtų blogo. Aš nevyščiau savo to grįžimo į save, ką mes šiandien matėm, tik išorė, o kur aš tame? Tam aš turiu pradėti grįžti atgal ir kartais po to likimas vis atveda, kai patiriam vis daugiau kančios kažkur, kančia tam reikalinga, kad žadinti, kad grįžtumėm, kad tą balansą neštumėm, nes laiminga mama ir laiminga žmona tik tai palaikys laimingą šeimą ir santykius, nes mes atnešam kaip moteris tą energiją. Tai tam trukdo įtampos ir stresai, jie po to jų tiek prisikaupia ir jeigu aš ten neinu ir nepuoselėju, tai priauga piktžolėm ir tada tam piktžolių laukas ir sakau, va, aš esu mano vyras, šeima ir vaikai, o nes aš savęs nežinau, nes ten vien piktžolės, aš nematau kokios ten gėlės. Ir tas piktžolės mes turim paravėti ir paravėti nebūtinai eiti ir pas psichiatrą, pas psichoanalitiką ir ten ieškoti tų piktžolių ir nagrinėti, kodėl čia dilgėlė su spigliais. Tiesiog galim nušienauti viską, apsodinti. Maharišis sako kitaip, tai yra tamsa ir mes tiesiog atnešam šviesą. Ir būtent su tam tikrom proto vystymo praktikom ir su meditacija atneša šviesą ir tada tos šalinas ir tada vis labiau aš gausiu tuos atsakymus. Ir padeda žmonės, padeda bendruomenė. Merginos, nueinu pas masažistę ar pas kosmetologę ir jeigu jinai jau tame spinduliuoja, jinai man gali pažadinti. Mes vieną kitą žadinam. Mus daug kas čia atvedė draugės. Mane į meditaciją Davidas Linčas atvedė, jisai žadino, bet prieš tai vyko kažkokie dalykai, nebūtinai į pačią meditaciją, prieš tai mes jau keliaujam, tas augimas vyksta nuolat. Mes esam vieni kitų angelai, mes padedam vieni kitiem nubusti ir keliauti tuo keliu. Tai skleiskit tą žinią, palaikykit vieną kitą, visas moteris aplink ir vyrus. Jie nenusikalto, kad mes jos čia turim pamiršti, kad šitoje grupėje negali dalyvauti. Jiems ypatingai reikia. Vyrų pridermė, prigimtis šiek tiek kitokia, mes labiau jau prie to dvasinio emocingo arčiau. Jiems dar ten sunkiau. Jie į išorę orientuoti. Kariaut, eit uždirbt, atnešt grobį į namus. Iš išorės, arba pažinti Dievą ir tada jau atnešti čia. Dėl to dauguma gurų, kunigų ir visų kitų tų žmonių propaguojančių dieviškas vertybės visgi yra vyrai, galite pastebėti. Moterų jų yra ne labai daug, bet jos visgi daugiau veikia iš to neišreikšto lygmens. Mes jų mažiau matom, jos Mother Divine vadinasi. Ir kiekviena moteris tą gali daryti savo namie ar savo aplinkoj, sukurtą aplinką. Tai aš labai skatinu kiekvieno jūsų tą ir daryti savo aplinkoj, kur jūs bebūtumėt. Jinai formuoja mus, kaip Aldonas sakė labai teisingai, taip, kur aš dabar esu, tai mane formuoja. Ta pamačius aš galiu tą pabiškį keisti kažką, atsinešti, jeigu žmogus, Ekartas Tolė labai gražiai sakė, pavyzdžiui, žmogus kalėjime sėdi ir jis pirmą kartą aptinka šitus klausimus, sakys, tai kaip aš čia dabar galiu, ką aš čia galiu formuoti. Tai puikiai proga jis sako, medituoti, eiti vidų, kol aš ten tuos metus turiu čia, padarytas. Ir jeigu nieko negaliu pakeisti, gal galiu kokią gėlę atsiskinti, atsinešti. Čia šiandien gavau rododendro dovanų iš Dariaus mamos, nes važiavom pasveikinti. Gal galiu kažką pakylėto susitvarkyti, kartais tiesiog tvarką palaikyti. Tas, kas mane kelia, maistą prižiūrėti, pajudėti, kaip sakėm, veikti per tuos visas dimensijas, kūną, protą, emocijas ir norus. Ir per visus tos dalykus mes keliaujam tais žingsniukais. Gerai?
ir ta išorė formuoja, bet išorė, nepamirškim, šiandien yra tokia, kokios aš jos norėjau vakar. Čia kabutėse vakar, ko aš visada norėjau, viską jūs turėsite. Anksčiau ar vėliau, taip kad gerai galvokit, ar tai yra tikrai tai, kas man tas duos tą vidinį pasitenkinimą. Gal iškart galiu peršokti kokiais 5 žingsniukais dar aukščiau. Bet jeigu man to reikia, reiškia, man to reikia pusiausvyrą atstatyti. Ir viskas, kas vyksta ir ko aš noriu, ir kur kažkokias nekaltinkim save to jokių klaidų, nes viskas yra reikalinga, nėra klaidų. Jeigu kažkur jinai ir vyko, gal mes, kaip minėjau, turim priimti tai. Niekada nefokusuokite negatyvumo, tik pozityvumas. Ir tada visas tas, nes ką mes spinduliuojame išorę, tas man ir grįžta, tas man ir grįžta, tas man ir grįžta. Tai gal dar vieną kokį galiu priimti klausimėlį arba komentarą. Iš tikrųjų, aišku, mes čia galim komentuotis, bet gal merginos dar kažkas norit. Aha, matau, kai kurios jau atsisveikino. Aha, po valandėlės. Gerai, merginos, jo, mes jau čia tikrai 1.5 valandą, tai aš manau, šiam kartui pamastymų užteks. Mes judėsime toliau ir šitom temom savo ir vidiniai grupiai pakalbėsime šį mėnesį ir apie vyro vaidmenį, šiek tiek daugiau gal skirsim dėmesio, kad nebūtų čia taip vien moteriška, nes visgi mes esam priešingų lyčių, ne šiaip sausus atėjo į tas kūnus, kodėl ne visos tos mašinos galėtų būti vienodas, tai skirtumai, žinom, ir priešingybės mus traukia ir priešingybėse mes pamatom tą grožį, kodėl mums patinka kylanti saulė arba besileidžianti, kelia didesnį žavesį. Kodėl vidury dienos nesigroži taip jau stipriai plieskiančią saulę, nes patinka perėjimas iš vieno į kitą, iš tamsos į šviesą. Kas tame slypi, tai vat mes galėsim pakalbėti daugiau kitą kartą. Tokia gali pamastyti biškį apie tai, kodėl patinka saulėlydį ir saulėtekiai labiau nei tiesiog vidurys dienos. Tai ačiū Jums labai už dėmesį, ačiū už prisijungimą, už pabuvimą čia kartu. Linkiu visom geros nuotaikos, gražių manifestacijų, panirimo į save, nepamirškite savęs ir matysit, kaip viskas gražiai vynioja. Ačiū, malonu pabendravimą, už gražias mintis. Ačiū, merginos. Šiandien biškį daugiau aš nepraklepėjau. Kitą kartą mes vėl dalinsimės, labiau visas kviesiu prisijungti. Ir iki susitikimo. Iki susitikimo. Iki susitikimo. Iki susitikimo. Ačiū labai visiems. Oi.